pristatysiu aš savo temą ir tada, manau, perduosim mikrofoną Vilniaus atstovams. Tai tema bus pavadinimu torakotomija. Labai baisus žodis, galbūt baisus veiksmas, daug kraujo ir visa kita. Bet man šitas žodis asocijuojasi turbūt daugiausiai su komanda. Dirbu čia tik tais priėmimo skyriuje kaip skubiosios medicinos gydytojas. Nedaugiau pusę metų, kaip medicinos gydytojas 1,5. Bet manau, kad nesant komandai, nesant tinkamam slaugytojų požiūriui, pagalbinio personalo, gydytojų požiūriui, skubukų komandai, ligoninės chirurgų, traumatologų ir kitų specialybių komandai, aš manau, kad tokio pristatymo nebūčiau pristatęs, neturėčiau pakankamai, kaip čia pasakyti, užtikrintumo. Torakotomija dar sakyčiau tai, po ko tikėsi, kad tavo apatinė liks sausi, nes tai iš tikrųjų, kaip sakau, yra daug kraujo, daug iš visokių serialų, tokio, nežinau, mistiškumo apimanti procedūra, bet tikiuosi ją truputį paaiškinti. Įsivaizduokit, jūsų klasikinis penktadienis į priėmimo skyrių, tiesiog atvyksta raudona traumos komanda, gautas iškvietimas, kad durtas žmogus į krūtinę, tikėtina kiauriminis širdies pažeidimas. Bet aišku, taip nebuvo. Tiesiog atvyko greitoji ir, kaip matot, iš pirštų parodymų ir baltos kaip popieriaus spalvos hemoglobino kiekis šiam pacientui yra mažesnis negu įprasta. Gyvenimo ironija, kad greitukė tuo pačiu paėmė ir tą žmogų, kuris jį padūrė. Tai galbūt jam, nežinau, ar tai pasijuto blogai ant dūšios ar kažką, bet žodžiu, tokie du veikėjai pas mus atvyksta į priėmimų skyrių penktadienį vakare. Jie pasodinti ir aš sėdžiu už prie stalo posto ir girdžiu, tai čia šitas durtas į krūtinę. Ir aš toks, fuck, what? Ir mane išpila šaltas prakaitas, bandau suvaldyti savo tachikardiją ir einu žiūrėti, kas čia nutiko. Pasirodo, iš tikrųjų, tas žmogus buvo durtas. Tai mūsų veiksmų seka. Pacientas staigiai nuvedami į intensyvią salę, paguldom, nuoginam krūtinę, žiūrim, iš tikrųjų yra 2 durtinės žaizdos, apie centimetras pločio krūtinės ląstoje, apie krūtinkaulį. Tai pirmas dalykas greitukė sakė, tai čia plonas to žaizdas, tai nieko nėra. Bet iš tikrųjų mes iškart pradedam galvoti apie kažką rimčiau. Mūsų slaugytojos išpunktuoja 2 didelės venas. Paprašau iš karto pagalbinio personalo atvežti echoskopą. Echoskopijos metu darome FAST protokolą, pilvas būna švarus, abipusės pleuros slystančios, kas kaip ir atrodo, kad neblogai, bet iš tikrųjų tada pamatom, kad širdyje yra skysčių apie 4-5 cm. Matosi, kad dešinysis kilvelis yra kolapsuojantis diastolės metu, tai yra ryškus tamponados požymiai. Uždėjus monitorių matom širdies dažnį 170, spaudimas 70-50, pacientas grindinio spalvos. Tai kaip ir gerai, kaip ir blogai. Jisai, aišku, veiksmų sekoje užsitikrina bilietą tiesiai į operacinę, paskambinam chirurgui budinčiam, chirurgas sako, jūs vaikai nejuokaukit, vežkite jį čionais iškart. Ir mes jį pacientą nuvežam į operacinę, jam atlikta kairės pusės torakotomija, rasta kairio skilvelio perforacija, jinai užsiūnama ir po 5 dienų pacientas dėl savom kojom išėjo iš ligoninės ir toliau gyventi to gyvenimo, kurio jisai nori. Tai mes jaučiamės labai gerai, mes visi pakilėti, čia pacientų gydytėm viskas. Ir toks tasai mano klinikinis atvejis, bet iš tikrųjų, kaip ir visi mes gydytojai, slaugytojai, pagalbinis personalas, po kurio laiko pradedam galvoti, o kas būtų, jeigu būtų. Man kilo mintis, kas būtų buvę, jeigu jisai būtų numiręs pas mus priėmimų skyriui ant lovos. Kas tada? Tada padariau lengvą testą. Nusprendžiau, savaitės eigoje, turint sunkų pacientą, turėjom moterį, kuri kraujavo aktyviai pilvo ertmę, nestabilę, ir bėgant mes nuvežėm iki operacinės ir laikas iki operacinės nuo mūsų priėmimo skyriaus yra 3,5 minutės. 3,5 minutės numirusiam žmogui gali kainuoti jo gerą neurologinę išeitį, tai reiškia, jis gali būti ir be smegenų tiesiog po gydymo, kad ir ką mes taikysim. Tai reiškia, laikas yra kritiškai svarbus, ką mes galime atlikti priėmimų skyriuje, ar ne? Tai šitoje vietoje aš galbūt šiuo metu skambėsiu kaip šitas vyrukas, aš manau, kad priėmimo skyriuje mes turėtumėm turėti galimybę atlikti torakotomiją. Tai
Šitas pasakymas turi svorio. Aš manau, kad šitas pasakymas įpareigoja būtent mus, skubiosios medicinos personalą, mokytis, daugiau duoti laiko simulacijoms, pasiruošimui, įvykdymui, bendradarbiavimui su gydytojais chirurgais, su gydytojais traumatologais, nes jie yra labai didelis dalis mūsų ligoninės, ar ne, bet pradiniai veiksmai vis tiek turi būti atliekami mūsų. Tai pradėkim galbūt apie skaičius. Kokie tie skaičiai? Kad susiaurint visą šitą platų spektrą, kalbėkime apie traumą, krūtinės traumą, kuri yra būtent kiaurinė. Krūtinės kiaurinė trauma, ar ne? Indikacijos. Kokios indikacijos būtų torakotomijai? Perverčiat vadovėlius, matot gyvybės požymiai, kurių nebėra, arba hipotenzija po įvairiausių gydomųjų procedūrų ten. Drenų įvedimų abipus, ten perikardocentezės ir panašiai, ar ne? Bet aš manau, kad mums reikia dar susiaurinti tą indikacijų ratą, nes ne visi pacientai tokie, jie turi geras galimybės išgyventi. Tai reiškia, pakalbėkim pradžioj apie žmogų, kuris tiesiog perkeliamas ant mūsų lovos ir numiršta. Ar man daryti atvirą krūtinės masažą ar uždarą? Ką rodo mokslas? Mokslas rodo iš tikrųjų, kad atviras krūtinės masažas turi didesnę tikimybę išgyvenamumo, kai yra penetruojanti krūtinės trauma. Dėl ko? Perikardas pilnas skysčio, širdis suspausta, ką mes spausim iš išorės, nelabai kažką išspausim, nes jau visi vidinės pompos mechanizmai kaip ir nelabai veikia fiziologiškai, ar ne? Tai buvo atlikta daug tyrimų ir vienas iš jų rašė, kad iš tikrųjų palyginus atvirą ir uždarą masažą širdies, atviras turi 15% išgyvenamumą, uždaras apie 10-11%, ar ne? Tai jau iš karto mes laimime tam tikrus kelis procentus mūsų pacientų išgyventi. Tada apžiūrėjau, kas daugiausiai šių procedūrų daro. Dabar turbūt ukrainiečiai šioje vietoje pirmauja, bet iš tikrųjų visas gairės, visas rekomendacijas ligoninėms duoda amerikiečiai. Amerikiečių traumų asociacijos. Jos yra vakarų ir rytų. Labai lengvai pasiskirščiusios, bet labai gerai bendradarbiauja. Vakarinė dalis sako, jeigu atliekame krūtinės ląstos atvirimą, ar ne, tai tokiu atveju išgyvenamumas yra 35%, jeigu pacientas turi tik tais penetruojantį širdies sužeidimą, ar ne? Skaičiai visai geri. Jeigu tai yra penetruojantis tiesiog krūtinės ląstos sužeidimai arba daugybiniai sužalojimai, procentas išgyvenamumo yra 15%. Jeigu mes kalbame apie buką traumą, išgyvenamumo procentas apie 2%. Bet tai yra visai kita sfera. Vilniečiai kažkiek galbūt apie tai palies irgi savo pranešime, kiek girdėjau apie buką traumą, galbūt šnekėsit. Jeigu ne, tai ne. Bet iš esmės turime apie 15%. 15%, tai paimkim netraumos ligoninė, netraumos centras esam, ar ne, tai 15%, gal 5, gal 10, ar ne, realistiškai tai yra 1 iš 20 pacientų. 1 iš 20 pacientų, kuriems galime kažkaip iš esmės, ta prasme, pakeisti gyvenimą. Ir kitas dalykas, rytiečiai, kaip skirtingai nei vakariečiai, biški tokie drąsesni, jie sako, jeigu yra žmogus, penetruojantį krūtinės traumą, atvyksta į priėmimą, nebegyvas, yra rekomenduojama, stipriai rekomenduojama daryti krūtinės ląstos atvirimą ir daryti, ta prasme, ar tai išorinį masažą, ar tiesiog atverti perikardą, nes, iš esmės, rodo literatūra, kad jie tikrai turi galimybę išgyventi. Jie pateikė tokį labai gražų planą. Mano manimu, čia yra labai daug visko ir mums vietoje priimti sprendimus gali būti labai sunku žiūrint į šitą planą. Tai aš sakyčiau, tiesiog šitą ištrinam, nes šito nereikia, šito ištrinam, nes aortos turbūt neperspausim priėmimo skyrių. Galbūt, bet turbūt, kad ne. Žiūrėkim realistiškai. Ir aš tiesiog manau, supaprastinkim viską. Pacientas yra jaunas, tai yra iki 40-50 metų vyras, geros fizinės būklės. Jisai atvyksta į priėmimą dar gyvas, nereanimuojamas, negaivinamas ar ne. Tai prasme, kad ir kokie jo tam gyvybiniai rodikliai būtų prie žemės, bet vis tiek jisai dar gali būti gyvas. Ir jisai pas mus keliamas į lovą ir praranda gyvybės ženklus. Jam įvyksta asistolė, EMD arba užvirpa skilveliai ir tai prasme mes nebeturime ką daugiau daryti. Mes turime spręsti apie krūtinės ląstos atvirimą ir, ta prasme, chirurgų kvietimą, kad atvyktų ir, ta prasme, perimtų viską nuo tenais. Iki krūtinės ląstos atvėrimo, aišku, yra dar daug žingsnių, ką mes turime daryti. Mes turime atlikti abiejų pleurų, ta prasme, pleuros drenavimą su pirštais, ar ne.
turime užsitikrinti skysčių bonusus, turime vis tiek, ta prasme, pradėti išorinį krūtinės masažą, pradėti skysčių skirimą ar ne, kraujo komponentų lašinimą. Ir visa tai gali atrodyti kaip šitas namų elektros išplanavimo schema. Ta prasme, aš žiūriu ir aš nieko nesuprantu. Ar ne, ta prasme, čia tiek daug visko, tiek reikia sujungti, kas reiškia. Ir kartais atrodo, kartais mistifikuojama, kad ta procedūra yra tokia labai sudėtinga, iš savęs komplikuota, bet iš tikrųjų jinai nėra komplikuota. 4 žingsniai. Pjaunu odą, įkerpu raumenį, įdedu skėtiklius, praskėčiu, pamatau nervą diafragmos, prakerpu ir jeigu reikia, tada susiūnu. Mes tai esam darę ant simuliacijų, mes tai esam nekartą matę operacinėse, mes turėjom ciklus krūtinės chirurgijos. Aš manau, kad mes esam įgalinti pradėti pradinius veiksmus, ar ne? Ir galbūt didžiausias įkvėpimas šitą temą šnekėti tai yra Jonas Hainsas. Jonas Hainsas yra Airijos skubiosios medicinos gydytojas. Jisai labai gerą pranešimą turi internete, numesiu QR kodą. Jisai vadinasi Atverk krūtinę ir būk nukryžiuotas. Aš panašiai jaučiausi prieš darant šitą pranešimą, nes galvoju, iš tikrųjų tai yra tokia labai diskusinė tema, gali turėti tokių kaip ir pasekėjų, kaip ir labai didelių kritikų, bet iš esmės tai yra tiesiog pristatymas ir kiekvienas gali galvoti, ką jie nori, bet mes žiūrėsim, ką mes galim padaryti. Tai biškiai apie Hainsą. Jisai buvo skubiosios medicinos gydytojas, jisai važiuodavo su savo motociklu, MotoGP lenktynėse, dirbdavo aišku ir priėmimo skyriuose. Ir jisai čia lekia apie 300 km greičiu, nes tose moto lenktynėse, kai kažkas nukrenta ir 300 km greičiu atsitiškia į sieną, tenais reikia atlikti veiksmus labai greitai. Jis važiuodavo su visą savo įrangą ir atlikdavo krūtinės ląstos atverimus tiesiog vietoje. Jis neatlikdavo vienos pusės, jis tiesiog atverdavo visą krūtinės ląstą. Čia jūs matot jį puikiai dirbant operacinėje erdvėje, tiesiog ant pievelės, kai gaisrininkas jam tiesiog laiko prožektuvėlį. Tai aš manau, kad mūsų priėmimo sąlygos nėra tokios blogos, iš tikrųjų. Personalo irgi mes visai turim, lempą turim, nereikia žmogaus, kad laikytų ar ne. Tai jeigu norėsit, galėsit po to pasižiūrėti per QR kodą jo pristatymą, iš tikrųjų daug idėjų aš iš jo pristatymo pasiėmiau. Bet pagrindinis klausimas, kurį jisai iškėlė to pristatymo metu, ar aš tai darau dėl teisingų priežasčių? Ar mes krūtinės ląstos atvirimą darysim 80 metų vyrukui, sergančiam plaučių uždegimu, kuris kilo iš lovos slaugos namuose ir nukrito šakutės, nežinau. Ar ne? Ar mes tam darysim jaunam žmogui, kuris galbūt policininkas, buvo padurtas ar pašautas ar dar kažką, ar ne? Tai turim nuspręsti, kokios tos yra teisingos priežastys. Aš manau, susisteminus ir susiaurinus tą pacientų ratą, mes turim didelę tikimybę padėti žmogui, o ne pakenkti. Aš nenorėčiau būti tas žmogus, kuris nueina prie paciento artimųjų ir sakytų, žinokit, jūsų sūnus numirė, mes bandėm, ką galėjom, bet iš tikrųjų, buvo dar vienas dalykas, ten 1 iš 20 kartais ir išgyvena, bet iš tikrųjų, mes netlikom, nes neturėjom įrankių tam atlikti, bet žinokit, nieko tokio, tam tą krūtinės ląstą vis tiek patanatomai atvers. Tai, koks skirtumas? Tai aš manau, aš nenorėčiau būti tas žmogus. Jeigu mes esam priėmimo skyrius ir mes galim sulaukti užspringusio vaiko, gaivinamo vaiko, nėščiosios ar ne krizėje, tai mes turime būti pasiruošę ir trauminiams sužalojimams, kuriems turime instrumentų kažką padaryti. Tai su ta mintim noriu apibendrinti tiesiog, kad turime būti pasiruošę, žinoti indikacijas, kada, kaip ir ką galime atlikti. Turime pasirūpinti, kad mes atliekame tai dėl tinkamų priežasčių, ne dėl to, kad pasirodyti, kad aš čia galiu tą padaryti ir mes čia priėmimas ir čia tokie ir anokie. Bet iš tikrųjų, kad mes veiktumėm paciento naudai ir kad suteiktume pačią geriausią priežiūrą pacientui, ką mes galime atlikti. Tai tiek tų žinių. Ačiū labai už dėmesį.